Kiek daug mano įmonė sumoka mokesčių? Dažnai girdžiu tokį nusiskundimą iš verslininkų. Kaip pasiskaičiuoti, ar jūsų įmonė sumoka mokesčių normaliai, tai yra tiek, kiek ir turėtų sumokėti? Tai visų pirma, kaip skaičiuojama mokestinė našta, tai reikia žinoti savo visus sumokamus metinius mokesčius ir juos padalinti iš pardavimo pajamų su PVM. Tai visai nesudėtingas matematinis veiksmas, tiesiog reikia turėti skaičius. Dabar, kur tuos skaičius galite rasti visiškai greitai ir netgi neskambindami savo buhalteriui, pasižiūrėkite rekvizitai LT 24-23 metų duomenys, tikrai jau visų įmonių yra. Ir skelbia rekvizitai LT šios duomenys, tad belieka juos susirasti, susisumuoti, padaryti matematinį veiksmą ir sužinosite procentinę išraišką, kokiagi mokestinė našta slegia jūsų įmonės pečius. Pavyzdžiui, mano įmonės pečius mokestinė našta slegia apie 40% ir tai yra būdinga intelektinių paslaugų verslams, nes jie sumoka daug PVM, darbo užmokesčio apmokestinimas šituose versluose yra vėlgi labai brangus, nes specialistai brangus. Ir čia gaunasi, kad mes mokesčiams atiduodame beveik pusę to, ką surenkam, ką uždirbame iš klientų. Taigi, pasiieškokite savo skaičių ir jeigu norėsite pasitarti, ar čia viskas yra tvarkoje, tai kaip dabar žinoti, pasilyginti galite su konkurentais, vėlgi susirasti konkurentų skaičius ir paskaičiuoti tą patį, arba galite susisiekti su manim ir pasikonsultuokime, pažiūrėkime, ar viskas yra ok su jūsų sumokamais mokesčiais.